Sveiki, mili bičiuliai. Grįšiu šiek tiek prie istorinių tų temų, nes aš matau vis tiek daug Lietuvoje dar iš tikrųjų tokio, keisto tokio pasimetimo žmonių galvose yra, nes yra tam tikros virusinės idėjos įkaltos žmonėms ir jie jas automatiškai suvalgo ir jomis gyvena, net nepasigilindami, ar jos turi kažkokią loginę prasme, ar apskritai reikėtų tas istorinės interpretacijas, jas naudoti ir jomis gyventi. Dabar paimsiu du pavyzdžius - Romo Kalantos atveju ir vėl grįšiu prie pokerio miškinių atveju ir ar tikslinga buvo taip elgtis, ar buvo galima elgtis visiškai kitaip ir ką mes galime iš to pasimokyti, kad ateityje mūsų vaikai, anūkai ar galbūt mes patys tokių klaidų nedarytume. Facebook'e šiandien taip seniai pasidalino toks Gintautas Kniukšta vaizdo įrašų, kurį dabar čia šone matote, su prierašu Romas Kalanta tapo neginkluotojo antisovietinio pasipriešinimo simboliu. Tai, tipo, kad yra gerai, jau jaunas 19 metų žmogus paėmė, apsipylė save benzinu, susidegino ir tiesiog mirė. Mano komentaras buvo toks, jis ne simbolis, o auka, jam pagalbos reikėjo, jauni žmonės turi gyventi, o ne žudytis. Ten gavau kažkur beveik 100 tų patiktukų, bet be abejo atsirado komentarų, kurie ten, be abejo, skleidi nesąmonė žmogelį, tu irgi trenktas, bla bla bla, taip toliau, keistų tokių yra. Viena irgi moteris parašė, irgi pasipiktinus, mano beje sena buvusi pažįstama, jinai labai ten laikot manęs pykti yra, nes jinai pati konservatyvių tokių tipo pažiūrų landsberginių. Ir esminis dalykas, sakau, gerai, žiūrėkit, aš mano uždaviau tokį klausimą ir visiems tiems, kurie irgi mano, kad čia labai gerai, kad Kalanta susidegino, kaip jūs reaguotumėte, jeigu jūsų vaikas taip pasielgtų, paimtų, apsipiltų kūrų ir susidegintų. Ta moteris mane labai nustebino ir aš po to sakau, gerai, atsisveikinau, aš užsiblokuojam ir aš nenoriu tai matyti, gyvenk kaip tu gyveni, viskas tvarkoja. Jinai pasako, kad tai atrodytų normalu. Sako, jau geriau su taip kaip Kalanta, negu rašyti taip, kaip rašau aš. Ta prasme, mano komentarai yra labai negeri, nepatinka, jie taip toliau netitinka ideologinio pasaulėžiūros. Tai rodo, kad žmogaus galvoje yra virusas ir jie serga. Aš nemanau, kad iš tikrųjų nuoširdžiai taip galvoja, be abejo, joks normalus tėvas nenorėtų ar mama, kad jo vaikas nusižudytų, ypač būdamas 19 metų. Tuo labiau atkreipkim dėmesį, koks buvo laikotarpis. Tai buvo 1972 metai. Jau buvo pokeris pasibaigęs. Buvo pas vidurys Brežnevo laikotarpio. Sutinku, tau nepatikti tą santvarką, vieniem patiko, kitiem nepatiko, ten buvo savų pliusų ir minusų, vieniem gal daugiau tų pliusų, kitiem daugiau minusų, viskas ar tvarkoja, bet jau buvo nurimęs laikotarpis, pokeris jau buvo pasibaigęs, jau buvo praeitis. Taip, ten buvo kažkokių plaukybių, kurias galėjo nepatikti, dėl kurių tu galėjai jau nesijausti laisvas ir taip toliau, bet iš esmės, praktiškai kiekvienoje santvarkoje yra gerų ir blogų dalykų. Ir dabar buvo žmogus, kuriam 19 metų, jis kažkodėl sugalvoja susideginti ir kažkokį pasiekti dėl to politinį rezultatą. Aš nežinau, ar iš tikrųjų jis turėjo tų psichologinių problemų ar neturėjo. Tarybinė medicina sakė, kad turėjo, dabar aišku neigia, sako, kad tai yra melas, nes aišku visą, ką rašė tarybų laikais yra melas, o ką rašo dabar tai yra absoliuti tiesa. Aš nežinau, iš tikrųjų sunku man įvertinti, nesu specialistas, bet tai, kad 19 metų žmogus nusprendžia nusižudyti, tai nėra normalus reiškinys. Vieninteliu atveju, kad aš galiu suprasti, tarkim, savižudybę, jeigu tu tikrai ten kažkur kovoji, pogrindyje, visą kitą ir tave apsupo priešiški kariai ir tu žinai, kad tai paims gyvą nelaisvę, tai kankins ir tu užduos informaciją, kurios nuo pagrindų gali nukentėti tavo visi kovos draugai. Ten, tarkim, koks 100 žmonių, po to suims visą tinklą, atras, taip tada tu paukoji savo gyvybę, kad tu tiesiog, kiti žmonės nenukentėtų ir kad tiesiog, nebūtų įmanoma tavęs palaužti, nes tu net laikysi tų kankinimų, bet čia tokie ypač reti atvejai. Kalanta nebuvo kažkokios organizacijos narys, niekas jo ten nesuiminėjo, niekas iš jo nieko ten nesitikėjo ir jo tiesiog susideginimas, be abejo, jis davė kažkokio ten impulsą, ten emigraciją sėdintiems žmonėms, kurie antitarybinių pažiūrų, taip išėjo ten kažkokios protestai yra, bet daugiau aš žinau iš tų žmonių, kad jaunimas ėjo dėl to, kad ten kažkas neįprosto vyksta ir jiems įdomu pažiopsoti, aišku, ten nuėjo, gavo tais bananais per kuprą, išvaikė ten tos mitingus, kažką suėmė, kažką nesuėmė. Bet pats principas ir po to iš jo daryti kažkokį simbolį, auką,
daryti, kad jisai važiuokite kažką gero padarė, kad yra kažkas normalu, jiems statyti paminklus, kuris beje paminklas irgi jam pastatytas, na, toks specifinis ganėtinai. Laisvės alėja, Petrašiūnuose jau vardu pavadinta gana didelė gatvė, Romo Kalantos yra, na, tai rodoma, kaip yra kažkoks geras dalykas, kad jaunas žmogus taikos metu, net iš viso net nebuvo jokio karo, paėmė ir save pašalino iš gyvenimo. Vietoj to, kad jis gyventų, kurtų, susilauktų daugiau vaikų, gausintų tą savo tautą, pats taptų galbūt kažkokiu rimtų teoretikų, galbūt pogrindžių dalykų. Nu gerai, tarkim, tu nepatinka tarybinės sąskaitos, taptų pogrindžio kažkokio dalykų, tenais teoretikų būk, ten įkvėpk šimtus ir tūkstančių žmonių, ten pats susilauk kokius 5-6 vaikus, gerai išauklėk, tie dar susilauks daugiau vaikų, tu stiprini savo šalį. O tuo tarpu tu mirdamas, tu nieko iš esmės nepakeiti, tu padarai tik tai, kad iš tikrųjų susilpnini tą savo tautą, susilpnini tą savo naciją. Ir tokį poelgį kažkokį dar ištraukti reikėtų Pilėnų savo kaip susideginimus, ten miško partizanai, tenais tarpukario, tai yra ne tarpukario, pokario, Kalantą. Ir visi tokie atvejai, aš vis matau, kai jis bando prikelti, tai parodo, kad mus reikia susinaikinti tiesiog. Neišlikti, bet susinaikinti. Ir visi tie seni šūkiai, pavyzdžiui, mirsim, bet nepasiduosim, už tėvynę pasiruošę mirti ir taip toliau. Tai yra patys idiotiškiausi, patys primityviausi šūkiai. Už tėvynę reikia nemirti, už tėvynę reikia gyventi ir daugintis ir plėsti savo gretas, apgyvendyti žemės. Nes, tarkim, dabar galim ir grįžti prie tų pačių miškinių, tarkim, praėjo karas, 1945 metais baigėsi karas, įvyko Jaltos ta konferencija, ten Niurnbergo teismas, susirinko ten didieji valdytojai, Stalinas, Čerčilis, Rooseveltas, na, jie tarpusavį pasidalino įtakos sferomis, pasidalino, na, visą pasaulį. Na, tai buvo aiškiai galima suprasti. Reichas nugalėtas, baisinė armija, didžiulė, pati vienas stipriausias buvo pasaulio armija, buvo sudaužyta. Tarybų sąjunga baigė karą Berlyne, ta prasme, įveikdami patį tą visą tą pagrindinį priešą savo. 8 milijonai karių, sparčiai kūrė atominį ginklą. Sienos kažkur baigėsi ten už Berlyno, tenais Čekoslovakija, netgi buvo tas Austrija, Vienos sostinė irgi padalinta 4 dalis. Tai reiškia, vos ne iki vakarų dar tėjosi ta visa tarybinė erdvė. Jisai sėdė Lietuvoje žmonės ir jie nusprendžia, kad yra gera idėja pasimti ginklus, išeiti į miškus ir kariauti. Nors prieš tai milijoninės kariuomenė, vokiečių gerai aprūpinta, gerai parengta, pralaimėjo. Bet jie mano, kad jie išeis į mišką ir laimės. Ir kažkokios iliuzijos, kad tos šalis, kurios pačios atidavė Lietuvą, Latviją, Estiją tiesiog į Tarybų sąjungai, Lenkija atidavė Tarybų sąjungos erdvę, jos kažkodėl veršis per visą šitą, kur vėliau atsirado Varšuvos paktas, per visą tą teritoriją, iki Lietuvos teritorijos, gelbėti Lietuvos. Nors prieš tai visi pasidalino, jau visi pasidalino savo įtakos sferas, tai, na, ir jie savo gyvenimą, aišku, jie be abejo ten toliau konkuruoja, ten kažką ardomąją veiklą daro, bet iš principo, na, jau pripažintos teritorijos yra. Pripažinau, kad čia yra Maskvos teritorija, ten yra kažkur ten Jungtinių Amerikos valstybė, ten Prancūzijos, ten Didžiosios Britanijos. Tai iš esmės yra, to užtenka elementarių paprastų žinių suprasti, kad tai yra beprasmiškas dalykas. Tų ginklų, tos kovos neturi jokių šansų laimėti. Vienintelis tikslas, kiti sakys, parodyti kažkokį pavyzdį, kad yra kovojanti tauta. Koks tas pavyzdys? Tas pavyzdys yra 1000 mirusių jaunų žmonių, kurie susilpnina tą tautą. Visos santvarkos, visos imperijos, visos sąjungos, anksčiau ir vėliau byra. Na, mes žinom iš istorijos, kurie bent kažkiek studijuoja istoriją, žino, kad viskas subyra anksčiau ir vėliau. Niekas amžinai nesilaiko, nėra tokių amžinų santvarkų. Santvarkos kūrė žmonės, tie patys žmonės tas santvarkas ir suardo. Tai esminis yra tikslas protingiausias. Yra, kai tu supranti, kad tu fizinė galia esi nepajėgus kovoti, tuo esminis tikslas yra įsitvirtinti tą žemę, daugintis, prisitaikyti prie tos santvarkos, kažkiek įsilieti, gal net jos gretas iš vidaus, ten keisti, ardyti, jeigu tą sugebi padaryti ir išlaukti momento tiesiog. Svarbiausias yra dalykas išlaukti momento. Ta puikiai beje moka Kinija, nes Kinija buvo ne kartą okupuota, tai patys mongolai buvo okupavę, ten kitos stepių visokias gentės irgi okupuodavo, verždavo, sudaužydavo tos Kinos, bet ką Kinai yra? Kinai jų buvo daug.
Ir jie turėjo stiprią kultūrinę įtaką ir visi tie barbarai, kurie įsiverždavo, jie patys tapdavo per laiką kinais. Jie tiesiog dažnai, kadangi nebūdavo ypatingai labai kariai, jie tiesiog kitais būdais kovodavo prieš užpuolikus. Tie patys žydai irgi ilgą laiką koja taip įsilaikė, jie niekad nekariaudavo. Dabar čia yra modernių valstybė, yra labai karinga. Bet aišku, lengva būti karingai, kai už nugaros to Jungtinės Amerikos valstybės su savo visų ten karinė gale. Bet iš principo, dėl ko žydai irgi visą laiką išlikdavo, jie būrdavo savo bendruomenės, jie darydavo savo tos ryšius, jie prisitaikydavo prie kiek gali per tų esamų visuomenių, jie ten daugindavosi, jie ten turėdavo vėlgi savo tam tikrą kultūrinis, tam tikras išlikimo raktą, dėl ko jie išlikdavo, dėl ko jie patys save identifikuodavo kaip žydai, dėl ko jie svarbus, jie kaip tauta. Ir šiuo atveju mes turėtume mokytis iš tokių nacijų, kad mes ir toliau nenukraujuotume. Nes realiai mes patys visi tavo kaip nacija, kaip tauta, mes kaip toks etnosas lietuvių, mes iš kur traukimės. Nes seniau būdavo į Palei Minską, ten dar toliau būdavo siekdavo lietuviški kaimai, kur gyvendavo žmonės, kurie kalbėdavo daugiau mažiau lietuvių to kalba. Dabar lietuvių iš kur mažėja. Nusikliai, ypač dabar dar po 90 metų gimstamumas mažėja ir mūsų mažėja. Ir bet koks konfliktas, kuriame gali žūti dar daug jaunų žmonių, kurie gali reprodukciškai daugintis, tai yra milžiniškas nusikaltimas prieš visą šitą naciją. Dabar žiūrėkim, kokie yra skaičiai. Skaičiai labai laviruoja apie to pokarį, yra vieni tarybiniai, kurie dabar yra atmetami ir aišku yra dabar šiuolaikiniai skaičiai ir jie patikė labai skirtingus skaičius ir aš paminėsiu tiek vienus, tiek kitus. Tai tam pokario rezistencijai, sakoma, galėjo dalyvauti iki 100 000 žmonių, čia tarp 44 ir 53 metų. Bendra žuvusių skaičių pačių kovotojų yra apie 20 000, o skaitant rėmėjų žuvo apie 30 000 žmonių. Kokie tie žmonės buvo? Pagrindė jaunimas 16-21 metų amžiaus. Tai yra jauni žmonės, išskirtinai. Tarp jų buvo labai nedidelis kiekis buvusių tarpukario laikų karininkų, apie 100 tik tai buvo. Didžioji dalis jų pabėgo į vakarus, dalis, aišku, tenais perėjo į kitą pusę, dalis buvo, aišku, buvo sušaudyti, buvo įvairiausių istorijų. Bet nemaža dalis aukštų karininkų tiesiog pasitraukė į vakarus. Tai reiškia, kovojo paprasti kaimų bernai, kurias kažkodėl suagitavo, dėl įvairių priežasčių, vienu nenorėjo eiti tarybinę armiją, vieni ten buvo pikti dėl kolektyvizacijos, begalį vyriausių skirtingų priežasčių, buvo žmonių, aišku, tokių, kurie ir kolaboravo su nacistinė Vokietija ir nespėjo pasitraukti, tų pačių irgi nacistinės Vokietijos kažkiek karių irgi buvo tartų miškinių, nebuvo didelis skaičius, bet kažkiek buvo. Ir jie visi tenais dėl vienokio prie kito priežasčių atsirado miške. Ir jie ėjo kariauti prieš šalį, kurie buvo tuo metu kem 5 su 8 milijonais kareivių. Ir kurie turėjo, visą ten tinklą, ten žvalgybą, kontržvalgybą, viskas. Ir jie ten visus galėjo per laiką sėmė ir žuvo apie 30 000 žmonių. Dabar žiūrėkim, gimstamumas tuo metu 50 metais buvo kažkur kaimuose, nes dauguma žmonės susiję buvo kaimiečiai, 3 vaikai. Dabar žiūrėkim, jeigu tie 30 000, kurie žuvo kariaudami, kare, kurio neįmanoma buvo laimėti, čia pagal bet kokias elementarius logikos principus, jie būtų sulaukę bent po 3 vaikus. Tarp 45 ir 60 metų būtų sulaukę po 3 vaikus, kas buvo normalus vidurkis, aišku, kaip patriotai galėjo ir daugiau vaikų susilaukti. 90, jie būtų galės sulaukti 90 vaikų. Tai yra tie žmonės, kurie būtų gimę tarp 45 ir 60 metų. Jie, tarkim, gerai būtų sulaukę po mažiau vaikų, po 2, tarkim, žinai. Jau mes turim 180 000 žmonių, kurie galėjo gimti, kokiais 80-90 metais. Tai praktiškai mano karta tokia būtų gimusi. Mano karta būtų, tarkim, irgi pasidauginus, irgi, tarkim, po 2, kas irgi nėra labai daug, 360 000 žmonių. Atrodo, žuvo 30 000, o realiai, jeigu imant elementarų paprastą vidurkį, mes netekom 360 000 žmonių. Ir vien dėl to, kad jie išėjo į mišką kovoti karo, kurio buvo neįmanoma laimėti. Jie vietoj to galėjo daugintis, gerai užauklėti tos vaikus, tai vaikai gauti gerą išsilavinimą, išlaukti to momento, čia viskas natūraliai tos santvarkos skirstų. Ir tie žmonės būtų dalyvauja kūrybos procese, nes kiekvienas žmogus be abejo jis yra vis tiek kažką atlieka protingo, jis kažką dirba, jis kažką mokosi, jis kažką kūrė, o kai jis išeina kažkur kovoti kovą, kur yra beprasmiškai, jis tiesiog žūsta ir tiesiog nelieka. Ir tai nėra jokios prasmės.
tų priešų nepadarai kažkokio mirtino nuostolės. Priešas yra labai didelis. Didelis, jis ten daug žmonių turi, kažkiek tu nukauni, rėmėjai, kažkiek stabdai kažkokį procesą, bet tai iš esmės nieko nedarai. Kolektyvizacijos sustabdė kolektyvizaciją? Nesustabdė kolektyvizacijos. Ar sustabdė, tarkim, žmonių jungimas į kompartiją? Nifiga. Kompartijai 88 metais priklausė tarp 200 ir 250 tūkstančių žmonių, tik kas 10 suaugęs Lietuvos gyventojas. Nes visi jau pokario metais visi sparčiai jungėsi į tos organizacijas ir darė karjerą. O idėjiniai žmogeliukai išėjo į mišką ir jie ten tiesiog žuvo. Beprasmiškai. Nieko nepakeisdavo visiškai. O vietoj to galėjo dauginti, tai mes turėtume dar daugiau žmonių. Mūsų būtų plus 300, plus 400 tūkstančių žmonių daugiau. Čia skaičiuoju vien tik tos miškinius. Bet informacija, kiek nužudė partizanai žmonių, yra apie skaičiai įvairūs yra nuo 12 iki 25 tūkstančių. Kažkiek jų karininkų, kažkiek NKVD darbuotojų, bet daugiausiai taikėsi tos vadinamos, vieni vadina stribais, kiti liaudės gynėjais, jų žuvo apie 4000–5000. Jie buvo pagrindiniai taikiniai, na ir buvo dar civiliai 3000–5000. Tarybiniai šaltiniai iškelia iki 15–18 tūkstančių, vėlgi, matos skaičiai labai skirtingi yra. Bet tai buvo iš esmės vis tiek, na, jeigu paimsim dabartinius šaltinius, tai civilių žuvo žmonių apie, civilių ir tų liaudės gynėjų žuvo apie 10 000. Įmam dabartinius tos skaičius. Kokia jų sudėtis nacionalinė buvo, tai buvo 80–90% kažkur lietuviai. Tie patys vadinami stribai, tenais pagrindė, kas buvo, yra irgi kaimo bernai, lietuviai, dažniausiai naujakuriai, kuriems tarybų valdžia buvo palanki, jiems davė žemės, jiems ten davė kažkokį darbą, jiems pagerėjo gyvenimas, kuris buvo anksčiau prastesnis. Yra. Na ir jie gynė tą santvarką. Ir gavosi taip, kad lietuvis pjovė lietuvį. Vienoj pusėje žuvo 30 tūkstančių, kitoj žuvo ten įvairiais šaltiniais nuo 10 iki 25 tūkstančių žmonių, kurių daugumą sudarė tie patys lietuviai. Ir ar tai bendras šalies vystymo kryptį pakeitė? Nepakeitė. Ar iš to daromos išvados? Nedaromos išvados. Paimo kaip tik padaroma kažkoks, geras, pozityvus dalykas, iš kurio reikia mokytis ir netgi visą kariuomenės doktriną, visą tą partizaninio, tą karo doktriną įdėgė ir netgi dabar mes matom, irgi atvyksta visokie Amerikos lietuviai, čia aš dariau laidą gal prieš metus apie tai, kurie vėl mokino visokius šaulius, kaip reikės kovoti partizaninį karą, jaunosius šaulius. Tai reiškia, kad jie irgi turėtų eiti į kovą, jie netgi turėtų išmokti nusižudyti, granatą užsidėti taip savo ant rankos ir visą, kad veidant spraudintų ir pirštanspūdus ir kad nebūtų galima jo identifikuoti. Ir tai yra viešai pasakojama, šnekama ir apie tai, reiškia, iš istorijos nedaroma juk išvadų. Tai buvo klausimas praeitą savaitgalį, sako, kas yra geriausias būdas atsisukti ir save nužudyti, jeigu esi partizanas? Atsakymas yra granatą. Paėmė su abiem rankom, pridedi prie savo veido ir tada susprogdina veidą, susprogdina pirštus, nėra antspaudų, tada jie negali nustatyti, kas tas žmogus buvo. Problema? Šiauliai neturi granatų, ar ne? Ir už tai išmokino partizaninį karą. O kam anksčiau ir vėliau, jeigu puls Lietuvą, ar ne, yra ta problema, kad visi turės pereiti į partizaninį karą. Nėra klausimų. Juk tada dar pokarį gimstamumas dar buvo didesnis, tada žmonės vis tiek prigimdydavo tų daugiau vaikų, dabar gimstamumas yra tragiškas. Ir jeigu dabar tą patį apšvitintą jaunimą vėl tų miškus, kokius ten suleisi, kad juos ten sudaužytų, tai mūsų demografinė ateitis taptų absoliučiai niekinė. Ir reikia pasidžiaugti, kad ant galo vis dėlto, kai kurie tie miškiniai buvo protingesni, reikia duoti tam pliusą šiokį tokį. Nes jau ant galo 50–53, kurie eidavo jaunimas irgi turėdavo dar miškus, jos jau nebeprimdavo. Čia buvo toks Antanas Terleckas, čia žinomas irgi tos politinis veikėjas, jis pasakojo, kad jis irgi jau jaunas nubėgo į mišką ir jis sako, ne, eik vaikelį, eik tu mokykis, eik dirbti kažką, tu pasme, neik, mes čia pralaimėsim, mes čia jau seniai, mes čia, jau mūsų nėra kelio atgal. Tai šitas istorijas ir ne kartą esu girdėjęs, ne kartą skaitęs, nes aš tos partizaninės literatūros savo metu irgi labai daug skaitęs, aš turbūt daugiau negu už tos vadinamus patriotukus, tiek tų tremtinių, tiek tų partizanų skaitęs, dar gyvų esu jų matęs ir bendravęs. Ir ne visos tos istorijos yra tokios, kokias dabar mėgsta girdėti. Kai kurie sako, kad be reikalo yra sugirdėjęs tokių pasakymų iš realių tų partizanų, tremtinių,
Nu, tremtiniai, aišku, yra kitas visai kontekstas, bet iš tų pačių partizanų, sako, nu, be reikalo mes ten ėjom, žinai, reikėjo mūsų eiti ten tiesiog vaikus tai irgi daryti, dirbti, kurti, tiesiog be reikalo, tiesiog krūvo žmonių žuvo ir mes nieko, nu, vis tiek nepakeitėme iš esmės. Tai gerai, kad tie, kurie buvo vėliau ten 50-53 metais, jau jie nebepriėmė jaunimo, nesuprato, kad jau, nu, reikalas yra bergždžias, ir kam be reikalo dar, kad žūtų papildomų žmonių. Geriau tas jaunimas, jeigu eina, mokosi ir išlaukia. Bet, kaip matome, atėjo visokie ohmanai, atėjusi nauja tvarka ir vėl prikėlė visą tą mirties kultą, nes užsienio tiems kuratoriams jiems yra visiškai nusišvilpti ant mūsų žmonių gyvybių. Visiškai jokio skirtumo. Jeigu mes mirdami jų kažkokiam geopolitiniam priešininkui padarysim bent kažkokią minimalią žalą, jie tai priims kaip gerą dalyką. O kad čia Lietuvoje ar gyvens kažkokie lietuviai, ar ten gyvens, nu, jiems jokio skirtumo. Dabar žiūrėkime, jeigu, tarkim, būtų dar daugiau žmonių subėgę į pokario tą rezidenciją, ten būtų visi vyrai nubėgę, užsirašė, kovoja, tai be abejo, ten būtų aršus mūšiai, daugiau ten prišaudytų, sakyta, dar daugiau žūtų ir kas tada įvyktų. Tada reiškia, teritorija liktų tuščia, nugyventų seniai, ten moteris, ten gal vaikai kažkiek, ko reikėtų. Reikėtų darbo jėgos atstatyti tą šalį. Tai iš kur tą darbo jėgą atvežtų, nu, tarkim, tarybiniais laikais, nu, tai atvyktų iš kur nors iš vidurinės Azijos, gal iš Rusijos regionų ir iš karto visa demografinė padėtis pasikeistų. Kaip pasikeitė toj pačioj Estijoje ir Latvijoje po to, kai jie labai genialias idėjas turėdami, užsirašė į Wehrmachto kariuomenę, į ten Waffen-SS divizijas ir jie savo vyrišką potencialą nukanalizavo visiškai. Po to vyrų nebuvo, nu vis tiek šalį atsistatyti reikia, statyti miestus reikia darbo jėgos, atvyksta kažkokie žmonės, dirba. Lietuvoje irgi žmonių nemažai žuvo, bet vis dėlto, na, žuvo šiek tiek mažiau, Lietuvoje apskritai daugiau gyventojų, tų kažkiek buvo gimstamumas, dar pusė velnio buvo 3,5 vaikų 50 metais kaimuose, miestuose 2,5, tai reiškia vis tiek tas pliusinis gimstamumas, tai pas mus atvažiavo, na, specialistai pagrindė, kurių tiesiog nebuvo. Grinai tos pačios darbo jėgos tokios, na, buvo Lietuvoje, iš kaimų žmonės, na, vyko į miestus kažkiek, ypač ten daugiau po Stalino mirties, tai daugiau laisviau galėjo į miestus atvykti. Tai džiaukimės dar tiek, kad iš tikrųjų mūsų nežuvo daugiau, negu iš tikrųjų galbūt kiti norėtų. Nes dabar, aišku, yra norinčių tokių, kad visas tas partizaniniai judėjimai būtų visą apimantis ir kiek įmanoma daugiau žmonių įsitraukti, tai reiškia daugiau žmonių žūtų. Reikia mąstyti elementariai ir logiškai. Lietuva, Latvija, Estija, mes esame tokias mažos, dėja nykstančios tautelės, kurie nėra tiesiog žmonių. Nėra žmonių, nėra potencialo. Kiekvienas žmogus yra kažkoks potencialas. Jeigu negimsta žmogus, reiškia negimsta potencialas. Jeigu žmogus miršta, reiškia potencialas miršta. Mūsų pagrindinis strateginis tikslas yra toks, pirmiausia, mes turime sustabdyti tą minusinį, tą gimstamumo, mirtingumo rodiklį. Tai reiškia, kad bent jau, na, pradžiai gimtų tiek pat, kiek miršta, po to, aišku, tą didinti. Aš rašiau pas savo Patreono paskyroje apie Izraelio gimstamumą ir kaip jis yra nuosekliai auga ir dabar jau Izraelio moteris gimto daugiau negu palestiniečių moteris. Izraelis ir žydai turi pakankamai gerą tą politiką gimstamumą, jie supranta, kad esminė galia yra žmonėse. Visą tą techniką tu gali vėliau nupirkti, ten visus tos pastatus tu gali pastatyti, viską tu gali sukurti, valstybę gali prarasti ir iš naujo atkurti, bet svarbiausias dalykas yra žmonės. Ypač žmonės dar kokybiškai parinkti, tam reikalingas gera kultūra, geras švietimas ir adekvati ideologija, pasaulėžiūra, kuri neskatina susinaikinimo. Tada tu gali taip, tau galbūt vargsti, galbūt tave kažkas okupuos, galbūt kažkas tave engs, bet tu per laiką, tu mokydamasis, daugydamas, apgyvendimas teritorijas, tu kažkurio momentu pasieksi tam tikrą lūžio tašką ir tada kilsi į viršų. Nes, tarkim, žiūrim tą patį pokarį, atgavo Klaipėdos kraštą, atgavo Vilniaus kraštą. Iš Vilniaus krašto išvežė nemažai Lenkų tautybės žmonių. Na, jiems leido išvykti tie, kurie save laikė Lenkais, apie 200-300 tūkstančių gyventojų iš Vilniaus ir Vilniaus krašto čia pokario metu išvyko. Dabar visi tie miškiniai vietoj to, kas sėdėtų miškuose, jie būtų galėję geriau kurti šeimas, vykti į Vilnių, vykti į Klaipėdą ir ten dirbti, mokytis, gaminti vaikus, apgyvendyti tas teritorijos, kurios, na, tokios nebuvo litonizuotos.
Tai reiškia, mes tada Vilniuje būtume turėję dar labiau lietuviškesnį, Klaipėdą dar labiau lietuviškesnį, mes būtume turėję daugiau žmonių, mes būtume daugiau sukūrę, galbūt turėtume daugiau gabių mokslininkų, gabių menininkų, nes jie nebūtų tiesiog beprasmiškai žuvę miškuose. Aš žinau, kad šitą temą ne visiems patinka, ten kraujas vyrus, čia visą kitą, bet reikia mokytis iš savo istorinių klaidų, nes kitu atveju vėl iš naujas kartosi. Ir taip primityvios ir bukos nacijos taip ir yra valdomos ir taip jos nuolat išleidžiamas kraujas. O dėja, mes esam tiek lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai, baltarusiai ir tie patys rusai, daugelį atveju mes esame primityvios nacijos, tą turime pripažinti. Žinau, kad nemalonu niekam pasakyti, kad tu esi primityvios nacijos dalis, bet geriau pripažinti tai ir daryti išvadas, negu svajoti, kad mes esam puikus ir nuostabus. Mes esam primityvus. Mūsų daugeliu atveju valdė užsieniečiai, visos mūsų pasaulėžiūros ideologijos sukonstruotos užsieniečių, mūsų religijos atgabentos iš užsienio, aišku, tai yra seniai jau, bet vis tiek tai yra užsieninis toks importas iš užsienio. Ir visas mūsų vidurio rytų Europa yra ganėtinai primityvi, dėl to mes visą laiką neišpildom savo potencialą. O jeigu nori išpildyti savo potencialą, mes turim patys kritiškai pažiūrėti visą savo istoriją, realiai suprasti realų vaizdą ir daryti adekvatų planą ateičiai. Dabar visų svarbiausių patriotukas, kuris aš myliu labai tėvynę, aš daug tokių žinau, kurie iš tėvynę už Lietuvą ir jie neturi nei vieno vaiko. Jeigu tu nori, kad tavo ta tauta egzistuotų, tu turėk vaikų. Bent 2, čia minimumas. Toliau 3, 4. Užauginti vaikus, nėra tik sudėtinga, kaip galbūt atrodo. Šiais laikais vis tiek yra geresnės sąlygos, negu jos buvo prieš 100 metų arba pokario sąlygos. Vis tiek yra visokias institucijas, visokias išmokėlės, yra viso kita, jau vis tiek žmonės kažkiek to turto, kažkokio tokio to turi. Svarbiausia, gal sunkiausia būna turėti tą vieną vaiką. Po to antras vaikas, jeigu pametinukai, tai jie praktiškai tais pačiais rūbais su pačiu vežimėliu gali dalintis. Po to atsiranda krūva daiktų ir tau kitiems vaikams vis mažiau reikia kažko papildomą pirkti. Tiesiog, viens kitą jie augina. Ir jeigu tu susidėlioji pakankamai tą auklėjimo schemą yra, aš pas 2 vaikus tos turiu ir nieko nėra sudėtingo. Tu gali ir dirbti, ir mokytis. Mano žmona 2 vaikus pagimdžiusi ir bakalaurą, ir magistrą užsibaigė, ir mes abu dirbantis, ir abu kūrintis, ir abu darantis, ir nieko nenutiko. Vaikai nėra kliūtis. Visa Lietuvos, visa ideologinė kryptis turėtų būti tai, kad vaikai ne kliūtis, o vaikai yra nacionalinio saugumo klausimas. Ir jeigu tokia būtų logika pokaryje, mūsų dabar būtų mažiausiai 400 000 daugiau. Bet mūsų dabartinė logika akivaizdu yra ir neskatinama, kad lietuvių Lietuvoje būtų kiek įmanoma mažiau. Bet mes elgimės priešingai, nes svarbu yra, didžioji drąsa yra nežūti. Žūti, kas yra, gauni kulką į kaktą, susidegini, tuo metu skauda, bet miršti tais nelieka. Didžioji drąsa yra gyventi ir nuolat kovoti. Ir nuolat kurti ir maišyti niekšams jų planus. Va čia ir yra tikroji drąsa. Ir didysis protas. Ačiū draugai, kad klausote ir iki.